gerbiamas Adamonis Julius, jeigu nesumaišiau vardą. Nesumaišęs. Taip pat mūsų gimnazijos tarybos pirmininkas, progimnazijos tarybos pirmininkas Ginas, taip pat urėdijos girininkas, taip? Girininkas šitos girininkijos girininkas. Selinės girininkijos girininkas. Kaip vardas? Gintaras. Gintaras, mūsų mokytojas. Vaidas, mokytojas Vladas, Tubelio organizacijos nariai, pamojuokit, kurie tubeliečiai. Šitie tubeliečiai, miškininko būrelio atstovai, pamojuojam. Su mokytoja Rasa, tubeliečiai su mokytoja Zita. Ir taip pat labai smagu, kad į mūsų renginį atvyko mūsų socialiniai partneriai, visų Tubelio organizacijų rėmėjai, muziejaus darbuotojai. Paplokim jiem vaikai. Ir taip pat vaikai, netikėta jums, bet aš noriu jums pasakyti mūsų mokinį, kuris baigė Juozo Tubelio gimnaziją, Norbertas, paploktumėm jį čia ir įamžinti. Tai priklausys be abejo nuo miškininkų, nuo mūsų muziejaus darbuotojų, ar tas pavadinimas čia tiktų. Tai pasibaigus renginiui mes tikriausiai nuspręsim. O taip 30 medelių mes norim pasodinti ąžuoliukų skirtą Rokiškio Juozo Tubelio progimnazijos 30-mečiai. Paplokim! Ir labai gražu, kad mūsų vaikučiams, prisidedant tėveliams, mes tą ir padarysim. Tikiuosi, kad šitą talką akciją pasiseks. Pasodinsim mes medelius, o pabaigoje bus įteikti kiekvienams pažymėjimai, kad jūs esat pradininkai. Tai kiekvienam iš jūsų visi, kurie čia esate. O dabar pasidardami tas parkas, man ir labai jisai, sakyt, limpa, įdomus projektas ir manau, kad ir pagerb tuos mūsų iškilius žmonės rajoną ir to pačiu patys, kokį tai būdų vis tiek įsiamžinom. Galbūt kada nors užaugę ar paugėję atvažiuosit, sakysit, čia mano giraitė, mano sodinta. Manau, kad bus smagu prisiminti, kad dabar. Vaikai, paklausykit. Po du žmonės, taip kad susiskirstykit porom ir toliau jau viskas bus gerai. Ir vaikai, talką sodinant paprastai medžiai 100% prigyja, nes sodina su meilė. Tai žinokit, šitas projektas yra vienas iš labiausiai, mano supratimu, geriausių projektų rajone. Nes pirma, kodėl? Pirma, tai žymiam labai gerbtinam Lietuvoje žmogui, Juozui Tubeliui. O antras dalykas, šitas projektas yra toks, kuris liks ilgiem metam. Tai ne vienadienis projektas. Yra projektų, kad geras, bet padarai ir viskas. O čia padarysim, auks, stiprės ir to paties linkiu ir projekto dalyviams. Aukit, stiprėkit ir būkit galingi, kaip tie žalai. Žemė Lietuvos. Bet iš kur jie žaliuos, jeigu nepasodinsim? Taigi šiandien ir susirinkom sodinti. Laimingai. Ir aš noriu palinkėti, kad ąžuolam būtų gera žemė. Nes mūsų kažkodėl neprigijo ten prie paminklinio asmens. Istorijai. Šlikas sako, šiandien per radiją klausau. Mano vaikai, anūkai žinos, kad čia aš pasodinu ten kažkiek hektarų medžių ir jie liks Rokiškio krašto, čia aš galvoju. Rokiškio krašto, o mūsų giria, kuri čia bus pasodinta ir pradžiai gauna šiandien, tikrai liks visos Lietuvos istorijai. Todėl, kad Tubelis visai Lietuvai yra žinomas. Tai čia visi nuo seno žino ir senovės lietuviai, o išauginti ąžuolą irgi netoks paprastas reikalas ir mes jau su miškininkų būreliu įsipareigosim tai daryti, mums reikės prižiūrėti. Palinkėkim miškininko būrelėm, vaikai. Naujam įsikūrusiam irgi. Mišką, užtat ir dalyvaujam šito akcijai. Vaidai,
Gerai dirbam, bus geras ir derlius. Reikia ąžuolą sodinti kaip jis augęs, tokiam biliui. A, nu tai va. Tai reikia biskį atkratyti šaknį. Pakelt. Šaknys, kad šaknys įsitiestų. Nieko baisaus ir velėną. Mes kitą velėną šiek nieko neskaitai. Ne, tai pirmą reikia pušti nuo velėnos. Čia bus trašos. Pasmulkinti nebent. Nebent pasmulkinti tą velėną, čia jos neišpurensi. Ai, biškis sodinas ir pasikelia, ne? Pasikelia, tada Kad neužsiriečia. šaknys neužsiriečia. Kad šaknys A, neužsiriečia. girdėjot vaikai? O velėnė negeriau į dugną. Velėnė į dugną. Ąžuolas pasiimsi, jam užteks pradžiai. Šiaip tai sodinant medžius neperpavusi organika ant šaknų grinai nėra gerai, nes jinai kaista, šunka kaista. Viską. Dabar ką daryti? Viską. Apversti reikia velėną, taip? Nieko baisaus. Jisai, žiūrėkit, Šitai padaryti reikia dar jo apkas, kad va šitai būtų. Nereikia? Nu va, nu. Nu ką, ačiū tėveliu už pirmą medelį. Čiagi pro Sacharą, tas senasis kelias, tai sako Tubelio kelias. Nežinau, kaip čia teisingai. Aš irgi girdėjau. Čia va biškai pavažiavus, ten toks tiltas senas yra. Į ten dvaras. Turdvariščiai. Kažkurioje vietoje žinokit, miškas senas. Ir kai buvo atvažiavus Tubelytė, tik jinai į mišką bijojo įeiti. Bet pakraščių vaikščiojom dar prieš kelių metų. Jinai nepaėmė. Tai žinokit, Jo, Pailsėkit, duok kastuvą dabar. Nu ką, dabar? Kur dar? Čia? Deividai, čia, taip? Na, duokit, aš jums padėsiu. Palauk, mok. Duok, aš pabandysiu. Palauk, Oi, koks čia molis, nu čia ąžuolas tai. Čia aukščiai turėtų aukti. Koks molis, jūs pažiūrėkit. A kas čia užsodino šituos, va, miškininkai čia jūs įsodino prieš Jo, kiek metų? miškininkai sodino. Ir bevardis šitas miškas. Ale tai žinai, Onutė. beržai auga, beržai auga. Čia bevardis. Tai mes nutarėm visą šitą pavadinti. Nu, aišku, gerai. Tam bevardis. Inisa žaliukas. Čia? 7. Dar vieną aš jums atnešu šitą, kadangi surišim nebereikia daugiau. viskas jau. Rengiam rūbą. Čia kasdieniais ar šventė? Turbūt ir toks. Kad ir prie namo ąžuolas didžiulis, 100 metis, tai aš sakau... Tai jau truputį jau jėga, kaip sako. Jo, sakykime, nukirs Man tai dar šaką labai jau... klevai patinka, aš nežinau kaip ten tie klevai, bet man... Gražų, nuoširdų, prasmingą darbą ir įteikti atitinkamus pažymėjimus, kuriuose parašyta Rokiškio Juozo Tubelio progimnazija. Pažymėjimas. Pažymime, kad 2013 m. gegužės mėnesio 13 dieną Rimantas Galinis sodino ąžuolų giraitę skirtą mokyklos 30-mečiui ir įteiks mūsų tarybos pirmininkas. Prašau. Ir miškų urėdijos, kažin kart tas projektas būtų prasidėjęs. Tai galbūt visiems iš tikrųjų norėčiau padėkoti tiem sodintojam, tiem visiems, kurie čia prisidėjo, kurie dirba. Bet dar kartą noriu didžiulį ačiū pasakyti idėjos autoriam. Galbūt reikėtų pastatyti, kad negraužtų pelės kokiem paukščiam kokius stovus plėšriesiem. Sugalvosim. Galbūt reikės čia kažką tai žolės prasklaidyti vasarą. Taip, kad kviečiu pro šalį važiuojant, staptelt, kad ir vieni, ir su tėveliais, nebūtinai su mokykla. Jo labiau, kad čia yra kur važiuoti. Jeigu dabar važiavam pro Panemunėlį, Katelės atminimas, jisai taip pat susijęs su Tubeliu. Taip. Ten jisai tais krikštynų visokiais. Sustotumėm čia, Tubelio pėdsakai. Toliau važiuojam link anos pusės, ten link Pandėlio to keliuku, Moškėnų piliakalnis. Aš manau, kad mes greitų laikų sutarsim, ar čia parku pavadinti Juozo Tubelio, ar giraitę. Tai čia laiko klausimas.
Tai ačiū visiems, sėkmės, iki kitų susitikimų.